Sveiki! Peržiūrėję šį vaizdo klipą sužinosite, kaip prekyboje naudoti atidėtus pavedimus. Naudojant atidėtus pavedimus galima atlikti pirkimo arba pardavimo sandorius ateityje iš anksto nustatytą kainą. Atidarykite naujo įsakymo langą ir įsakymo tipo skiltyje pasirinkite Atidėliotas įsakymas. Atidėti pavedimai yra 4 tipų. Buy limit pavedimai nustatomi žemiau dabartinės rinkos kainos, prognozuojant, kad kaina ir toliau kris, o pasiekusi pavedimo lygį ims kilti. Sell limit pavedimai nustatomi aukščiau dabartinės rinkos kainos, prognozuojant, kad kaina ir toliau kils, o pasiekusi pavedimo lygį ims kristi. Buy stop pavedimai nustatomi aukščiau dabartinės rinkos kainos, prognozuojant, kad kaina kils, o pasiekusi pavedimo lygį kils dar aukščiau. Sell stop pavedimai nustatomi žemiau dabartinės rinkos kainos, prognozuojant, kad kaina kris, o pasiekusi pavedimo lygį kris dar žemiau. Išsirinkus pavedimo tipą reikia įrašyti kainą, kuria bus vykdomas pavedimas. Pavedimas bus įvykdytas tik tuomet, jei prekyboje naudojamo instrumento kaina pasiekia iš anksto nustatytą lygį. Galima nustatyti, kiek laiko galios atidėtas pavedimas. Jei per nustatytą laiką nėra pasiekiama pavedime nurodyta kaina, pavedimas yra atšaukiamas. Galite iš anksto nustatyti ir stop loss bei take profit pavedimus. Pasirinkę visus norimus parametrus, paspauskite mygtuką Išstatyti. Taip pat atidėtus pavedimus galima nustatyti tiesiog grafike. Ties prognozuojama kaina, kurią planuojate atlikti sandorį, paspauskite dešinį pelės mygtuką, pasirinkite prekybą ir norimą pavedimo tipą. Atidėtus pavedimus galite keisti taip pat, kaip ir atidarytas pozicijas. Tiesiog paspauskite dešinį pelės mygtuką ant pavedimo ir pasirinkite keisti ar šalinti įsakymą. Atlikę norimus pakeitimus, paspauskite Keisti. Atidėtus pavedimus galite keisti tiesiog grafike. Laikydami kairįjį pelės mygtuką, pakeiskite reikiamą pavedimo linijos poziciją ir paspauskite Keisti. Jei nenurodėte pavedimo galiojimo laiko, savo prekybos sesijos pabaigoje visuomet patikrinkite, ar nėra likę atidėtų pavedimų, kurių jau neplanuojate vykdyti. Ir jei tokių yra, juos atšaukite. Tikiuosi, ši informacija buvo naudinga. Jei turėsite klausimų, būtinai kreipkitės ir mes visada padėsime.